Lietuvos ryto televizija rodo. Pažeminimai, patyčios ir nuožmios sankcijos dėl smulkių prekybos pažeidimų. Pakvietė į kabinetą ir pradėjo šaukti manęs. Ten jokio pasiaiškinimo nėra. Kita tema. Romo Kalantos žūtis prieš 30 mečius sukėlė precedento neturinčias antisovietinės demonstracijas. Žurnalisto tyrime apie 72 Kauno pavasarį. Beveik užmiršta, tačiau viena įdomiausių naujosios istorijos puslapių. Verslininkai, kuriems teko susidurti su valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba, apie jos darbo metodus pasakoja neįtikėtinas istorijas. Stebina ne tik šios institucijos skiriamos itin nuožmios, kartais su sveiku protu prasilenkiančios sankcijos. Nubausti įmonių savininkai pasakoja apie pažeminimą, kurį patyrė bendraudami su šios tarnybos valdininkais, ir apie grasinimus, kurių sulaukė išdrįsę paprieštarauti jos sprendimams. Daugelis kaltina šią tarnybą sužlugdžius jų verslą. Čia greta namų surikiuoti katilai ir renginiai, viskas, kas liko iš garsaus Telšių aludario Antano Kontrimo alaus gamybos verslo. Pernai gruodį Telšiškis, pavargęs nuo nervų ir teismų karo su valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba, nutarė pasitraukti iš bemaž 10-metį kurto verslo. Nors svajonės ir planai buvo plėstis. Prie alaus daryklos atidaryti restoraną, nedidelį viešbutį. Turėjo būti visas sekas, alaus gamybas reiškia, viršų toks motelis, vokiečių principą reiškia. Aš pats gyvenu čia, apačioj alaus baras ir praeini, pasižiūri, kaip sako, pats šeimininkas nedidelis tokį, reiškia, mažą fabrikėlį. Tai vis svajonės buvo, viskas čia man buvo ruošiam, visa energija buvo sudėta, visa sveikata sudėta ir kad tą sveikatą dar pradėjo daužyti šonų iš visų tabako departamentų, tai pakėliau ranką šitą ir viskas. Tai šiandien imti paskolą ir toliau darbuotis, aš nematau prasmės, kad gali ateiti bet kas, šiandien bet kas gali ateiti ir nesąmoningai tau uždaryti, nubausti, ir jeigu bus iš banko paskolą paėmęs, tai terbelint pečių ir išeini, nežinai kur eiti. Dar būtum jaunesnis, sakyčiau, traukčiau į Londoną kur nors, o dabar net tas amžius. Šiandien balik tik tai kovoti su tais visais parazitais, kad jie dar Lietuvoje ir likę. Antanas Kontrimas vienas iš tų verslininkų, kurie tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos nuobaudas drįso užginčyti teisme. Ir vienas iš nedaugelio, kuriam prieš šią tarnybą pavyko laimėti visas bylas. Pirmkart nubaudė už tai, kad nebuvo parašyta sąskaitoj faktūroj tos įmonės, kuri perka jos licenzijas, numeris ir data, kada išduota jų licenzija, ne man, bet jų licenzija. Ir už tai, reiškia, buvo bauda 10 000 buhalteriai, 10 000 direktoriai. Šito neparašym. Ar sumokėjot baudą? Ne, baudos nesumokėjom, aš kreipiausi teismą ir laimėjom teismą. Teismas tik įspėja, reiškia, kad daugiau tokių dalykų nekartotumės. Ir vėl jūs netrukus patiktų. Ir tas buvo po naujų metų, tik tai įsigaliojus tam įstatymui, kur reikia parašyti tas licenzijas, ir toj pat rudenį pralėkė vėl tas parduotuvės, kadangi stačiau alų ir iki Žagarės, Akmenė, ten pamažas parduotuvės, reiškia, ir Telšiuos stačiau. Ir vienoj parduotuvė užkibo, reiškia, pardavėjai buvo parašęs tos įmonės licenzijas numerį, tik nebuvo parašęs, kada išduota ta licenzija. Ir už tai vėl bauda, tas pats, reiškia, pradėjo rutuliotis, ir kadangi, kad paskiau išaiškėjo, jeigu aš būtų pripažinę kaltų mane, per metus gaunu dvi administracinis nuobaudas ir man atėm alaus gamybos licenciją. Ir tada, reiškia, viskas užsidaro automatiškai. Bet kadangi aš vėl kreipiausi į teismą, šį kartą teismas net įspėjimą neskyrė, užkart atmenį, kaip nesąmoninga, kaip protai nesuvokimus tokius dalykus. Pavasarį tos pačios tarnybos kontrolieriai vėl atvyko tikrinti Antano Kontrimo įmonės. Šį kartą jiems užkliuvo kioskas, kuriame aludaris pardavinėjo alų. Nors įstatymas draudžiantis prekiauti pilstamų alumi stacionariose patalpose dar net nebuvo įsigaliojęs, tikrintojai nusprendė, kad ši prekyvietė netitinka naujo įstatymo reikalavimų ir nubaudė aludarį per 1000 litų baudą. Apskundęs tarnybos valdininkų sprendimą teismui, Antanas Kontrimas ir šią bylą laimėjo.
Tačiau pergalės džiaugsmą temdė mintis, kad ne vienerius metus kurtas šeimos verslas sužlugdytas. Tai buvo pagrindinis šeimos verslas, reiškia, buvo. O dabar valdiškas darbas. Valdiškas darbas su normali alga. Nes tikrai verslą bijau balysti, kadangi, neapsimok šiandien. Šiandien prieis prie bankruoto ribos ir kada tau tokia situacija yra, kada nežinai, pasiimsi iš banko paskolą, į kažkokį verslą įdėti ir nežinai, kokie tais babaužiai iš kažkokios organizacijos, kad į tau nušluos nuo žemės paviršiaus. Laimėjęs 3 bylas prieš jį terorizavusią valstybinę instituciją, Antanas Kontrimas nusprendė ją pačią paduoti į teismą, kad ši atlygintų moralinę žalą. Ją verslininkas įvertino 2 milijonais litų. Tačiau vyriausiasis administracinis teismas verslininko skundą atmetė. Antanas Kontrimas sako rankų nenuleisęs ir teisybės ieškosiąs ES teismuose. Tačiau ne visas valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos aukos turi tiek drąsos, kiek Antanas Kontrimas. Kita nuo šios tarnybos nukentėjusi Telšių verslininkė, nors iš pradžių ketino susitikti su žurnalistais ir papasakoti savo istoriją, vėliau persigalvojo ir interviu duoti atsisakė, veikiausiai baimindamasi kontrolierių keršto. Ji nubausta už tai, kad bare laikė suvenyrinių buteliukų su gėrimais kolekciją. Per keletą metų jų iš viso pasaulio buvo privežta pridovanota per 100. Valdininkai kolekciją konfiskavo ir dar skyrė baudą. Buvusi Panevėžio restorano Senvagė savininkė Regina Navickienė savo įmonę prieš porą metų buvo priversta uždaryti dėl butelio bobelinės. Tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos tikrintojams įtarimų sukėlė ant apytuščio butelio esantis kamštelis. Paprasčiausiai rado bobelinės trauktinės, 240 gramų nustatė, kad pažeista banderolė ir kamštelis netitiko data. Ir neuskaitė dokumentą, kuris buvo gauta bobelinė. Kai restoraną užgriuvo kontrolieriai, savininkės jame nebuvo, tik padavėja. Todėl nei butelio, nei tikrintojams užkliuvusio kamštelio Regina Navickienė nematė. Kontrolieriai jį išsivežė į Vilnių. Už butelį, kurio vertė 9 litai, verslininkiai buvo skirta 500 litų bauda. Kaip į Vilnių, kai buvau pakviesta, tai ten, aš nežinau, nieks ten neduoda prasižiūrėti ir pasiaiškinti iš vis. Paprasčiausiai visi tuoj pradeda pakvietę į kabinetą ir pradėjo šaukti ant manęs. Ten jokio pasiaiškinimo nėra. Atseit, jeigu jau tarnybos nariai atvažiavę tikrintojai, jeigu jau rado, skaitasi jų teisė. Viskas. Ir ten jokio surašė, pasirašyk ir viskas. Reik nuobaudos laukti. Tai jie net neklausė, kaip galėjo taip atsitikti, kad surašyti kamštelį? Nieks nesigilina į tokius dalykus. Nieks ten, absoliučiai. Ten iš vis užčiaupia ir viskas. Moteris pasakoja, kad pabandžiusi pasiginčyti su kontrolieriais, sulaukė grasinimų. Aš sakau, kodėl jūs neduodat pasiaiškinti? Ir mane užtildė. Ir sako, kaip mažiau tu čia, kaip jis pasakė, sako, ne aš būsiu, jeigu tave, kaip taip įsireiškia, kad aš taip supratau, kad aš tave nesužlugdysiu. Verslininkė svarstė, ar nevertėtų kontrolierių sprendimo apskųsti teismui, tačiau pradelsė terminą, nes dėl patirto streso jai smarkiai sušlubavo sveikata ir kurį laiką teko gydytis. O biurokratų grasinimai netrukus buvo įgyvendinti. Iš Reginos Navickienės kontrolieriai nurodė atimti licenciją prekiauti alkoholiniais gėrimais. Moteriai teko uždaryti įmonę, atleisti 7 darbuotojus. Regina Navickienė sako, pirmą kartą patyrusi tokį nežmonišką tikrintojų elgesį. Visą gyvenimą išdirbus prekybą. Ir iš vis neturėjau jokių nuomų. Negaliu kada, neturiu kada. Atleiskit, neturiu kada. Laikas turi būti tam tikras interviu uždavimui. Tai kada galim susitarti?
Ekstra fejerverkai. Dabar papildę Omnitel Extra sąskaitą gausite net 10 kartų daugiau nemokamo pokalbių laiko. Sveikinkite, džiuginkite ir laimėkite vieną iš 3 fejerverkų šou savo kieme naujųjų metų naktį. Omnitel Extra. Lengvai ir užtikrintai. Tėti, pasinaudok savo teisę į vaiko priežiūros atostogas. Ačiū, tu ką, nenori? Noriu, tiesiog vengiu sunkesnio maisto. Turėk visada mezim ir valgysi tai, ko norėsi. Mezim – natūralūs virškinimo fermentai, kurie padeda suvirškinti sunkų maistą. Mezim – sutrikusiam virškinimui gerinti. Dėl vaistų vartojimo ir galimo šalutinių poveikio pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Šio žmogaus jūs nepažįstate, tačiau galbūt jo dėka įsigijote sofą. Įdomu kaip? Gavus ES struktūrinių fondų paramą, mokykloje suremontuoti langai. Į mokyklą panoro daugiau vaikų, todėl prireikė naujų suolų. Juos mokyklos direktorė užsakė baldų įmonėje. Gavusi didelį užsakymą, įmonė pasamdė daugiau darbuotojų. Ir štai, po mėnesio jūs renkatės sofą. ES struktūrinių fondų parama pasiekia net tuos, kurie atrodo visai nesusiję. Nauda pasiekia kiekvieną. Vida, o kur Fastum gelis? O kas atsitiko? Tėvukas jaunystę prisiminė. Agne, išstum! O, nugara! Fastum gel gydo nugaros, sprando ir sąnarių skausmus. Giliai įsiskverbia iki skausmo židinio ir greitai jį numalšina. Fastum gel greitai nugali skausmą. Dėl vaistų vartojimo ar galimo šalutinio poveikio būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Nacionalinė Eurovizijos atranka. Siųskite savo paraiškas iki gruodžio 11 dienos. Adresu Simono Konarskio gatvė 49, Vilnius. Laiškus elektroniniu paštu galite rašyti adresu eurovizija@lrt.lt. Daugiau informacijos darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos telefonu 85 236 3177. Eurovizija. Dar vienas šansas. Teleloto kalėdiniai žaidimai prasidėjo. Skubėkite žaisti. Jūsų laukia 4 namai. Juos projektavo ir jūsų sklype pastatys jungtinės pajėgos. Taip pat jums atiteks prabangus BMW automobiliai. Jų net 20 ir 1000 papildomų piniginių prizų. Aukso puode milijonas. Bet galima ir paprasčiau. Optimalus kalcio, magnio ir cinko kiekis vienoje tabletėje. Grožiui ir sveikatai nuo Valmark. Valmark kalcis, magnis, cinkas. Reikalaukite vaistinėse. Valmark. Sveikata visai šeimai. Labas vakaras. Rytojaus labame ryte teirausimės, gal jau kitą Seimą rinksime internetu. Apie elektroninio balsavimo įteisinimo galimybę pokalbį su Vyriausiosios rinkimų komisijos vadovu Zenonu Vaigausku. Apie dažniausius skrandžio veiklos sutrikimus ir būdus jų išvengti kalbėsime su gastroenterologų draugijos prezidentu Jonu Valantinu. Patarimų skiltyje naudingos žinios apie cukraus ir druskos rūšis bei savybės. Senas televizorius pakvies pasižvalgyti po maisto produktų parodą prieš 40 mečius. Bei laidoje naujos grupės Mango dainos iš netrukus išleidžiamo albumo. Iki rytojaus ryto. Parklupdęs Barceloną ir Olimpiakosą, Vilniaus Lietuvos Rytas įrodė, kad nebebijo jokių autoritetų. Tačiau kitas vilniečių varžovas pralaimėjimo skonio Eurolygoje dar nepatyręs Efes Pilsen klubas. Dabar Lietuvos klubo laukia sunki kelionė į Stambulą. Ir tik tobulas mūsiškių žaidimas gali atnešti sėkmę. Trečiadienį 25 tiesioginė transliacija iš Stambulo. Efes Pilsen, Lietuvos Rytas. Tik per Lietuvos televiziją. Bet tai yra didžiulė klaida. Galėjom daugiau pasakyti. Pasakykit daugiau. Aš manau, kad spauda iš kažkokių šaltinių paleido, bet aš tai negirdėjau. Spaudos klubas ketvirtadieniais po panoramos. Linara tvirta žemaitė ir pagalbininkų turi visą trejetą – 8, 7 ir 5. O pagelbėti reikia, nes tėtis labai stengiasi vėl vaikščioti po nelemto ir netikėto įvykio. Onutė jau vaikšto, tegul su 2 lazdom, bet pati po ilgų metų gulėjimo, kaip ir jos mamulė, o keliasi tą dieną ta, kuris stipresnė. Jei žmonės galėtų turėti sparnus, mūsų herojams jie užaugtų. Laida apie kiekvieną žingsnį, sekmadienį be 17.
Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos aukų sąraše tūkstančiai verslininkų. Kontrolieriai giriasi savo principingų darbų, nes pažeidimų suranda kas antroje tikrinamoje įmonėje ir per metus į biudžetą surenka per 1 milijoną baudų. Maždaug tiek, kiek šiai tarnybai išlaikyti skiria valstybė. Verslininkai spėlioja, ar taip stropiai rinkdami baudas kontrolieriai nenori įrodyti, kad nėra valstybei našta ir gali save išlaikyti. Mat diskusijos, jog šią tarnybą reiktų panaikinti ir jos funkcijas perduoti kitoms institucijoms, verda jau ne pirmus metus. Šį kartą panašu, kad tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba įgryso ne tik verslininkams, bet ir politikams. Dėl menkų nusižengimų absurdiškai didelėmis sankcijomis nubausti verslininkai bylas teismuose dažnai pralaimi, nes tarnyba veikia pagal įstatymus. Todėl nukentėjusieji ėmė atakuoti Seimą, skųsdamiesi ne vien biurokratinę tarnybą, bet ir reikalaudami, kad būtų pakeisti teisės aktai. Parlamentarai jau rengia įstatymų pataisas. Kita vertus, politikai pripažįsta, kad aklai įstatymus taikantys kontrolieriai piknaudžiauja savo galiomis. Tarnyba veikia įstatymo rėmuose ir teismai šitą pripažino. Bet visados reikia veikti dar ir protingumo bei teisingumo kriterijus atžvilgių. Ir būtent šitie dalykai buvo pažeisti. Kai kur aš netgi įtariu, kad pati tarnyba piknaudžiavo tuo, jog, pavyzdžiui, jeigu žmonės apsiskundė teismui, tai garantuotai iš jų buvo atimama licenzija. Bauda buvo siekiama tokia, kad būtent įstatymo numatyta tvarka būtų atimama licenzija. Taip kad, tiesiog yra tendencinga veikla, norint parodyti savo turbūt institucijos svarbą. Leidimo prekiauti alkoholiu netekęs 8 picerijų tinklas Geltonasis laivas skaičiuoja ne tik savo, bet ir valstybės nuostolius. Tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba vienoje iš picerijų Klaipėdoje dėl nuo švyturio alaus statinės nuplyšusios etiketės kampo įmonę nubaudė 5000 litų bauda ir atėmė licenciją pardavinėti alkoholį visuose miestuose. Pagal įstatymą, taip nubaustas įmonės steigėjas 5 metus neturi teisės verstis alkoholio prekybą. Kovo 31 dienai pas mus dirbo 161 darbuotojas. Dabar pas mus dirba 35 darbuotojai. Kovo mėnesį mes sumokėjom bendroj sumoj netoli 100 000 litų mokesčių. Už spalį mes sumokėjom netoli 10 000 litų mokesčių. Alkoholio kontrolės tarnyba per metus surenka ten kažkur virš 1 milijono baudų. O jeigu jūs paskaičiuotumėt mes vieną įmonę, būtumėm sumokėję virš 1 milijono mokesčių. Tai čia mus tik vienus nubaudė, ta prasme iš mūsų atėmė licenciją šitam kontekste, o kiek dar yra tokių pat kaip mes. Rokiškio verslininkai teigia itin griežtai tūkstantinėmis baudomis nubausti už 2 buteliukus sidro ir butelį degtinės. Blažienės individualiai įmoniai priklausančioje kavinėje tikrintojams užkliuvo, kad ant butelio esanti pagaminimo data skyrėsi nuo įsigijimo dokumentuose nurodytos datos, nors banderolės numeriai popieriuose ir ant butelio sutapo. Verslininkas tikina, kad gėrimus gavo legaliai, yra visi jų įsigijimo dokumentai, tą patvirtina ir tiekėjai, tačiau kontrolieriams jokie pasiaiškinimai nė motais. Su įmonių savininkais tarnybos darbuotojai bendrauja lyg su kontrabandininkais. Tai pikina va tokie dalykai jūs, pikina. Nėra pikčiausia, kada tu žmogus esi visiškai bejėgis, bet to nieko negali pasitelkti. Atsiprašau, šiandien teisintis mes privalom, mes turim įrodyti, supranti, mes galim pasitelkti, supranti, iš kur gavom. Jeigu ta atvažiuoja, sakykime, sandėlių gamintojai, jeigu įrodo, kodėl, jeigu jie prisipažins, kad jie suklydo, kad tai yra viskas klaida, tai kodėl negalima tą klaidą kitaip įvertinti? Ar įvertinti galima kitaip įvertinti? Jie nenori girdėti. Jie nieko nenori girdėti. Panaši klaida 2000 litų baudą užtraukė ir Arūnui Lekavičiui iš Zarasų. Tikrintojai jo parduotuvėje rado 6 butelius alaus, kurių galiojimo laikas netitiko nurodyto dokumentuose. Baudą sumokėjus, verslininkui buvo atimta ir licencija prekiauti alkoholiu. Tokia sankcija šeimos verslui reiškia bankrotą. Verslininkai žino, kad uždarę baudą gavusią įmonę kitos mens vardu gali įsteigti kitą, tačiau taip apeidinėti įstatymų jie nelinkę.
be alkoholio ir tabako apyvartos nebus ir grėsia bankrotas. A kažko tai perdaryti įmonį UAB ar da kažką tai paprasčiausiai daug reikia vėl įdėjimų. Ar tai verta dėl tokios klaidos, dėl litą 50, tiek darbą iš naujo, iš pagrindą. Teisybės šie, kaip ir daugelis kitų nubaustų įmonių savininkų, ieško teismuose. Vien šiemet dėl tarnybos skirtų baudų į teismus kreiptasi daugiau kaip 80 kartų. Netekę kantrybės verslininkai Seimo komisijose svarstančiose naikinti šią tarnybą ar ne, atvirai liudija ne tik apie absurdiškas baudas, bet ir apie tai, kad besibylinėjantiems su tarnyba keršijama. Atrodo, kad jų sprendimai yra galutiniai ir neginčiami, o tie, kas išdrįsta apskųsti ar ginčyti sprendimus, jiems yra keršijama dar didesniam baudom ir kiek galima dažniau baudžiant. Ar kaip jūs tai pajutote, kad gali jums keršyti? Mes pajutome tai, kad apskundė vieną tarnybos sprendimą, aiškiai, mes tiesą sakant jį pralaimėjome teisme ir jau sekančią dieną po teismo sprendimą už tą patį lygiai dalyką dar net nespėję likviduoti tų pasiekmių, mes gavom dar vieną baudą ir dar 14 dienų bėgiai už tą patį lygiai pažeidimą, mes gavome dar keletą baudų. Tabako ir alkoholio tarnybos vadovas Česlovas Balsys bendravimo su žurnalistais nuolatos vengia. Pone Balsy, keletą žodžių norėjau paklausti. Neturiu apie ką pasakyti, klauskit Seimo narių. Ar būtų galima jūsų nuomonę sužinoti, jei buvo išreikštas nepasitikėjimas tarsi ir vadovybės šiandien, vadovybės darbo metodų? Negirdėjau šitokį dalyką. Apie atstatydinimą negalvoja? Negirdėjau. Norint jį pakalbinti, reikia vytis Seimo koridoriais. Negaliu kada, neturiu kada. Atleiskit, neturiu kada. Laikas turi būti tam tikras interviu vedimui. Tai kada galim susitarti su jumis dėl interviu? Penktadienį iš ryto paskambinkit. Tai gal galim penktadienį tada pas jūs atvažiuoti jau tiesiai? Paskambinkit iš ryto pasakyti. Aš jums skambinau praeitą savaitę, jūs sakėt šią savaitę, šiandien mes kalbėsime. Aš dar kartą kartuoju, penktadienį iš ryto paskambinkit, aš pasakysiu. Tai gal dabar galite atsakyti, kaip jūs vertinate, kad jūsų tarnyba ruošiasi panaikinti? Nesiimu vertinti. O kaip vertinate verslininkų skundus, kad per griežtai juos baudžiate? Verslininkų klausimų, dėl kokių priežasčių. O kaip jūs vertinate savo darbuotojų elgesį, kurie įžeidinėja ir atvirai žemina verslininkus? Normaliai jie atlieka savo pareigas. Česlovas Balsys ne tik pats nekomentuoja tarnybos veiksmų, bet ir trukdo apie tai kalbėti savo pavaldiniams. Pažiūrėkite, kaip jis nuo kameros stumia interviu duodančią savo pavaduotoją Gražiną Belen. Tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos darbo metodai kelia jau ne vien smulkiųjų verslininkų pasipiktinimą. Tai, kad šios institucijos darbuotojai dirba nešiuolaikiškai, vengia dialogo su verslo organizacijomis, pripažįsta ir verslo darbdavių, pramonininkų konfederacijos, viešbučių ir restoranų asociacija, kurios savo ruoštų ketina parengti kreipimąsi į vyriausybę dėl jai pavaldžios tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos. Seimas artimiausių metų turi balsuoti dėl nutarimo siūlyti vyriausybei nuo kitų metų kovo 1-osios naikinti šią tarnybą, o jos funkcijas perduoti kitoms valstybės institucijoms. Politikos apžvalgininkai teigia, kad Lietuvoje yra ne viena tokia tarnyba, sukurta remiantis vakarų patirtimi, turėjusi kontroliuoti verslą ir užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams. Tačiau praėjus keletui metų nuo tokių valstybės institucijų kaip tabako ir alkoholio kontrolės, ryšių reguliavimo tarnybos, draudimo priežiūros komisijos, galiausiai žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybų įsteigimo, iš gerų ketinimų liko tik luobas, o turinys visiškai nedemokratinis. Kodėl taip įvyksta, kai tokios, kaip tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba arba žurnalisto etikos inspektoriaus tarnyba taip įsigimsta? Matyt todėl, kad šitos institucijos veikia be kontrolės, jos niekam nesiskaito. Tarkime, atsiskaito, kada atsiskaitė visuomeniai tabako ir alkoholio kontrolės viršininkas arba žurnalisto etikos inspektorius. Jie tampa tokie užsisėda ant visuomenės sprando ir yra mažiau kontroliuojami net nei ministerijų ar vyriausybės biurokratai. Ir tada šitie buratinai pasijunta milžinais ir taikosi
pagriebti visuomenę už gerklės. Jie tiesiog tampa pavojingi visuomeniai. Žiūrite žurnalisto tyrimą ir tęsiame laidą. 7-ojo dešimtmečio pabaiga 1968 metai Praha. Čia, kur slovakų intelektualai paskelbė deklaraciją skambių pavadinimų 1000 žodžių. Netrukus jie patys juokaus, jog už šią deklaraciją jie gavo patį didžiausią honorarą, tai yra 1000 rusų tankų. Jau po keleto metų, 80-mečio pradžioje, geležinė uždanga nesugebėjo sustabdyti laisvės idėjų, kurios atkeliavo į Lietuvą drauge su muzika ir roko kultūra. Čia gal geresnė bus? Žmonės visuomet savo jaunystę prisimena teigiamai. Bet iš kitos pusės, ką teigiamai? Teigiamai savo jaunystę, savo tą energiją ir taip toliau prisiminė. O normaliai, kad žmogus negalėtų niekur išvažiuoti, negauti informacijos, neleisti, reiškia, pasireikšti kūrybiškai. Nu, tarki, čia yra normalu. Skulptorius Robertas Antinis buvo vienas iš aktyviausių 8-ojo dešimtmečio jaunų žmonių Kaune. Jis vienas 72-ųjų pavasario įvykių Kaune dalyvių ir skulptūros Romui Kalantai autorius. Dabar einu, reiškia, tą vietą, žiūriu, reiškia, dvigubi prisiminimai. Ir, reiškia, 72 metai ir kartu va, dabar paminklas yra. Ir kad man teko biškai prisidėti ir tenais, tais metais, ir dabar, reiškia, tai didžiausias džiaugsmas. Laisvės idėjas, tą patį judėjimą, kiek jos buvo įtakotos, dar tuomet pakankamai naujos hipių kultūros, kiek jos buvo įtakotos muzikos? Automatiškai, kad menas, reiškia, įtakoja viską. Ir yra visoks. Aišku, žmogus pasijunti laisvesnis. Imam dabar tą patį, reiškia, Beatles. Reiškia, kažką tai jie reiškia. Jeigu vykdavo pokalbis, ar tai menas, ar tai ne menas. O kaip galima neprisiminti, jeigu kažkas tai gavo juostas Beatlų ir per šokių vakarėlius šokam. O įbėga, reiškia, rusų mokytoja, Fischer, atsimenu. Sako, perstankite to. Ir mes iš karto, reiškia, turim tokį gerą šokimą nustoti. Nu tai ką, ne, čia žmogus. Dabar tai net juokingai tavo. O iš kur gaudavo tas juostas? Kažkas kažkur gaudavo. Bet labai jų buvo mažai, suprantate, buvo sunku gauti jų. O meno irgi buvo minimali informacija. Kiek mes daug praradę esam. Kiek daug nustoja. O sakykit, va dabar, žiūrint iki 72 metų Kauno pavasario, kas galėjo, kokios aplinkybės galėjo atvesti į tokią situaciją? Kas tai buvo? Tai buvo visas Europos jaunimo judėjimo kontekstas, ar tai buvo post-chruščioviniai kažkokie tai postūmiai? Kas tai? Jūs, man atrodo, atpažinot pagrindinės galimas versijas. Ir tai, matyt, tie reiškiniai dažniausiai dėl vienos priežasties neatsiranda, atsiranda dėl viso mišinio tų priežasčių. Akivaizdu, kad nepaisant geležinės uždangos, chruščiovinė epocha jau bent už vakarietiškos muzikos ir šokių mėgdžiojimą nesodino į kalėjimą. O kai kas už prielankumą vakarų kultūrai yra ir nukentėjęs fiziškai, dar ankstesniais laikais, predklonениjem перед Западом. Tai buvo dar ir normali protokolinė formulė pasodinti ką nors į kaliūzę. Keliaklupščiavimas prieš vakarus. Ir sakykime, prieš 72 metus jau akivaizdžiai to laisvėjimo jautėsi.
Paradoksalu, tačiau apie 30 metų senumo įvykius šiandien žinome ne ką daugiau nei apie Vytauto kovas ar karčią pokario tremtinių dalį. Kartais atrodo, kad lietuvių mentalitetui būtina, jog žmogus numirtų arba praeitų vadinamasis senaties terminas. Ir tik tai po to galima prašyti ir suteikti įvykiams normatyvinę reikšmę, sako Vytauto didžiojo universiteto istorikas Egidijus Aleksandravičius. Aš turiu omeny žinojimą tą, kuris atsiveria knygose, tą, kuris yra jau paskaitytinas, tą, kuris sukuria tam tikrą galbūt net mūsų reagavimo į praeitį pobūdį. Šiandien, kada aiškiai matosi pasimetimas to sovietmečio savokose, kuomet archyvai pamažiai užsidaro, o žmonės dar ir neprabilė iki galo, kuomet ekskagabistai rašo savo memuarus ir paaiškina, kaip šaunu buvo tarybų Lietuvoje ir kokie buvo patriotai visi šitie herojai. Kuomet šitas mintis eskaluoja ir mūsų žiniasklaidos kai kurie puslapiai, tai ko čia stebėtis, ko čia stebėtis. Kitaip sakant, akademinė prasme, 72 metų istorija neparašyta. Kaip ir visa sovietmečio istorija. Yra viena kita knyga, vienas kitas bandymas. Bet tikrai tai yra dar net ne pradžia, man toks jausmas. Po tokio totalitarizmo laikotarpio masės sąmonė yra nepaprastai traumuota. Bet koks sociopsichologas pasakys, kad trauminiai prisiminimai visad yra labai prieštaringi. Didesnė dalis žmonių to beveik nenori prisiminti. Negali pasakoti. Išprievartautų moterų pasakojimai apie įvykius. Kiek jie yra lengvi, kiek tuom giriasi ir žaidžia. Visą istoriją mūsų šeimos tragediją turėtų papasakoti mūsų mama, bet jos nėra mūsų tarpe. Tai pabandysiu, kiek aš prisimenu, atkurti šią istoriją pats. Tai buvo 72 metų, gegužės 13 dieną sekmadienis. Romas, kaip visada, eidavo į pirtį nusiprausti. Ir tą rytą jis išėjęs į pirtį. Ryte, o aš tuo tarpu buvau pas kaimynus čia name. Romas išėjęs, bet po kurio laiko grįžo, pasiėmė 3 litrų indą, o šitame name gyvena kitas draugas Romo, pas kurį atėjo benzino. Tas draugas turėjo motorinį dviratį, Romas paprašė pasi benzino. Tas draugas, aišku, jam neatsakė, nes nežinojo, kokiam reikalui skirtas tas benzinas. Ir prisipylęs benzino, Romas nuvažiavo į miesto sodelį, apsipylė benziną ir susidegino. 1972 m. gegužės 14 Kaune susidegino Romas Kalanta. Po mirties apšauktas psichinių ligonių. Mieste kilo riaušės. Tai kadrai iš Lietuvos kino studijos dokumentinio filmo Fontano vaikai. Jis apie Romą Kalantą. Dalies čia kalbėjusių žmonių tarp mūsų jau nebėra, dalis emigravo į vakarą. Tačiau šio filmo dėka šiandien juos išgirsim. Susitiksime ir su kitais 72 Kauno pavasario įvykių dalyviais. Tačiau praėjus 30 mečiams jų nebėra daug. Mačiusių antisovietinės demonstracijas be abejo pakanka, bet jų dalyvių gretos mažėja. 7-ojo dešimtmečio pabaiga, 8-ojo pradžia. Kaip tuomet atrodė pasaulis? Protestai Amerikoje prieš karą Vietname, studentų riaušės Paryžiuje, jaunimo demonstracijos Vokietijoje, Italijoje, neramumai Lenkijoje ir tuometinėje Čekoslovakijoje. Šaltasis karas ir branduolinės apokalipsės grėsmė. Plius, man atrodo, dar vienas tyrinėtojų menkai pastebėtas labai specifinis ir gal ir nuostabus dalykas. Sovietai, bandydami rodyti visą tą hipių, nonkonformistų, laisvūnų maištavimą vakaruose, tą bandė pateikti kaip imperializmo, kapitalizmo, krizės ir klasių kovos apraiškas. Ir dėl to jie rodė per oficialią televiziją. Jie rodo Paryžiaus studentų riaušes, rodo tuos ilgaplaukius, plačiakelnius, kurie yra adoruojami šičia jaunuomenės. Ir rodo, kaip jie verčia kapitalistų valdžią, ar ne?
bet efektas atsirita išvirkščias. Už geležinės uždangos ta pati studentiško jaunuomenės maišto forma ateina iki Prahos, bet išvirsta į antikomunistinį judėjimą. Čia kaip Prahos pavasaris yra tokio pat jaunuomenės maišto tasa, bet pakeisto vektoriaus. Prahos pavasaris, Kauno pavasaris, kiek tai yra bendras, ar šis sietina? Net neabejoju, kad tai yra sietina. Galima sakyti, kad tos pačios prigimties reiškiniai, tik tai žymiai silpnesni, žymiai beviltiškesni ir ko gero labiausiai į rytus ir labiausiai į mūsų laikus nutolę reiškiniai. Kas tai buvo? Tai buvo laisvės troškimas, tai buvo idealizmas, tai buvo hipių kultūra, tai buvo muzika. Kas tai buvo? Kas jaunoj galvoj vyko tuo metu? Kulminacija ir prasiveržimas. Tas taškas buvo prasiveržimas ir po to prasiveržimą jau matėm, kur mes esam. Po to prasiveržimą. O iki to buvo keletą gerų ženklų. Kaune visi turbūt prisimena ir žurnalas Nemunas, ir Jurašo teatras, ir Tenisono pantomima. Tai yra geriausi dalykai. O fone, ne fone, kam daugiau, kam mažiau, reiškia muzika. Ką daugiau galėjo. Informacija, reiškia, meno labai minimali ir mes esam nuskriausti ir dabar net yra tas dalykas yra ženklus, reiškia, žmonės atsilikę daugiau, tai yra nuostolis didžiausias. Bet keletą taškų tarytum artėjo prie pasaulio. Keletą taškų. Režisieriaus Jono Jurašo ir pantomimos meistro Modrio Tenisono spektakliai 80-ame dešimtmetyje tapo laisvos minties ir drąsaus judesio raiškos vietomis. Jų metu rinkdavosi anuometinis Kauno jaunimas save vadinantis hipiais. Tai vyresni moksleiviai, studentai, dailininkai, poetai. Teatras tapo vieta, kur buvo galima ne tik žiūrėti ir klausyti, buvo galima kalbėti. Būtent dėl šios priežasties abu režisieriai teatre tapo nepageidaujami. Jonas Jurašas tais pačiais metais emigravo į Jungtines Amerikos valstijas, o Modris Tenisonas po 5 metų darbo buvo priverstas palikti Lietuvą ir grįžti į Latviją. Dabar prisiminant visus tos įvykius ir kažkur gal per laiko atstumą, žiūrint į visą tai, man atrodo, kad faktas, kad tą, ką aš mačiau, tai buvo maždaug taip, kad dalis manęs sudego. Ir faktas turbūt jau dabar galim sakyti, kad sudego visi 5 metai, ir visas darbas, ir viskas buvo, sudego. Ir tam viskas ir pasidėjo. Staiga pribėga prie mane žmogus, mano aktorius, ir sako, kad lauke dega žmogus. Išėjęs į lauką, aš pamačiau iš tikrųjų dega žmogus. Ir tuo momentu man davė į rankas gesintuvą. Ir faktas, aš ėjau, taip sakant, į tą žmogų ir galvodamas, reiškia, ar galima su tuo aparatu deginti, ar negalima, tiesiog gesinti, ar negalima, nes, taip sakant, gal chemija ir kaip tai ant žmogaus ir panašiai, bet tuo metu jau tą žmogų jau užgesino ten 2 kiti žmonės su rūbais, užmušė tą ugnį ir atvažiavo gaisrininkai pirmieji. Unikalus sprendimas kiekvienam. Kuo daugiau atsiranda abejotinos kokybės produktų, tuo atidžiau reikia rinktis, kad atrastum tai, kas iš tikrųjų vertinga. Margarinas Vilnius – aukštos kokybės lietuviškas produktas, kuriuo kasdien mėgaujasi šimtai Lietuvos šeimų. Margarinas Vilnius – skonio perlas. Lexus GS. Per akimirką atsidursite kažkur toli. Jei rūgštis degina skrandį, graužia rėmuo, vartokite Raniberl.
Raniberl sugrąžina skrandžio rūgšties pusiausvyrą net 12 valandų. Raniberl – perkamiausias vaistas Lietuvoje nuo rėmens ir padidėjusio skrandžio rūgštingumo. Dėl vaistų vartojimo ir galimo šalutinio poveikio būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Lietuvos televizija pristato legendinė grupė Mašina Vremeni Lietuvoje. Iki kalėdų bilietai pigesni. Informacinis rėmėjas – didžiausias šalies dienraštis Lietuvos rytas. Socialdemokratų prezidiumas tikina, kad partija trauksis iš valdančiosios koalicijos, jei Algirdui Brazauskui bus trukdoma dirbti. Premjeras ir jo žmona žada tikslinti šeimos turto deklaracijas, kad jos nesiskirtų. Mažeikių naftos pirkėjas turėtų paaiškėti penktadienį. Aukščiausiasis teismas panaikino išteisinamąjį nuosprendį 3 teisėjams ir kontrabandos karaliumi vadinamam vieno iš jų žentui. Lietuva prieštarauja ES ateities biudžeto mažinimui. Gazprom žada didinti dujų kainas iš Rusijos įtakos siekiančioms pasitraukti šalims. Irake įkaitė paimta vokietė archeologija, gabendavusi humanitarinę pagalbą. Žaiskite Jėga 2. Kasdien galite laimėti daugiau kaip 200 000 litų. Tikimybė laimėti labai didelė. Tai reikia spėti 6 skaičius iš 30 ir pinigai jūsų. Jėga žaidžiame vėlai vakare 22:09 per Lietuvos televiziją. Dingus tėvui, jis sužinojo jo tyrinėjimų paslaptį. Kažkur pasaulyje paslėpta relikvija, kuri gali sustabdyti laiką ir suteikti nemirtingumą. Tik ji gali rasti relikviją ir išgelbėti tėvą. Ji tai Lara Croft, fortūnos numylėtinė, treniruota negailestingai kovai. 2 Oskarų laureatai, dukra ir tėvas, Angelina Jolie ir Jonas Voightas. Kultinėme nuotykių filme Kapų plėšikė Lara Croft. Antradienį, 21:10 per Lietuvos televiziją. Dainų dainelė visos Europos mastu – tai ne Lietuvos svajonė, tai 3. vaikų Eurovizijos dainų konkursas šiemet vykstantis Belgijoje. Arti toli ketvirtadienį. Tūkstantis 1972 gegužės 15, 4 valandą nakties Kauno universitetinėse klinikose Romas Kalanta mirė. Po to žmonės įleidžia, tik trumpam įeina ir tuo pat milicija vėl reikalauja, kad išeitų. Tai tas buvo dienos metu, o paskiau vakare dar atvažiavo daugiau giminių, brolis mano iš Alytaus ir mes atėjom visi vakare čia. Ir tada jau mūsų visiškai nebeleido. Milicija apstojusi, va šičia prie durų ir jokių kalbų nėra, pasakyk, nesakyk, kad tu savas giminė neleidžia. Tai paskiau Valdas išėjo ir pasakė, kad čia savičiai yra giminės. Taip ir leido, žinokit. Skaičiavo, kiek mūsų čia eina. Taip, praktiškai čia visose ribose priešais ir filmavo, ir fotografavo, aišku, sekė ir galbūt net iš paskos sekė, tik mes, aišku, dėmesio nekreipėm, mes turime darbus visą kitą. Matė. Laidotuvės turėjo įvykti gegužės 18 dieną 16 valandą. Apie tai žinojo daugelis besibūriavusių ir jau gegužės 17 dieną gėlę susideginimo vietoje dėjusių žmonių. Saugumo darbuotojai, norėdami išvengti neramumų, laidotuvės paankstino 2 valandom. Kai prie Kalantų namų susirinkęs jaunimas sužinojo, jog laidotuvės jau įvyko, kilo pasipiktinimo banga ir visi pajudėjo centro link. Pakeliui minia gausėjo. Pasigirdo šūkiai Laisvė Lietuvai, taip pat šūkiai nukreipti prieš milicijos darbuotojus. Milicija ir KGB bandė minią išvaikyti, bet pajėgų neužteko ir demonstrantai tęsė savo eiseną. Jaunas vyras žuvo, suprantė, visi žinojo šitą. Reiškia, jeigu jis atidavė, reiškia, savo gyvybę, tai sąryšį su tuo negalėjo nebūti reakcijos. Pasipiktinimas.
Dalis šių fotografijų buvo padarytos KGB darbuotojų, dalis konfiskuotos ir visos sudėtos į vieną bylą. Padedant liudininkams juose užfiksuoti asmenys buvo identifikuoti, pažymėti numeriais ir vėliau suimti. Skulptorius Robertas Antinis buvo vienas pirmųjų patekusių į milicijos rankas. Per tardymą patį, reiškia, pačioj pradžioj, reiškia, skaito, gavom žinias, kad tu, reiškia, buvai, mušėjaisi, atrodo, kad su buteliu kažkam trenkiau, ko ne milicininkui per galvą. Ar siunčiam toliau dokumentus ar ne? Absoliučius melas, reiškia, rašo, sako, yra liudininkai, supranti? Nu dabar kas iš tardymo iškart pirmom dienom, kas įvyksta? Iškart kaip kamštis šauni į kirpyklą. Ir kirpyklą nusikerpė, bet, reiškia, kirptis negalima, irgi plikai buvo. Kai kas nusikirpo, reiškia, plikas, tai irgi gavo velnių. Per 2 dienas trukusias demonstrantų gaudynės buvo suimta per 400 žmonių. Robertui Antiniui pasisekė, Aleksandrui Jegorovui, anuomet geriau žinomam pravardę Džyza, pasisekė mažiau. Ne, aš atvažiavau 19 ir buvau pasodintas į Kauno Kuzmos gatvės yra toks namas, baltas grotų. Tom ir chirurginė ligoninė, psichiatrinė ligoninė, taip pat Draugė Lapytė, antras skyrius. Toks pat likimas ištiko ir kitą Kauno pavasario dalyvį Henriką Pociūną. Tai dabar kaip dabar dienas leidė? Kaip dabar kaip tau gyvena? Guliu, rūkau, dažau, paišau, rašau. Pyksto, nervuojas, kad taip išėjo. Kad taip gyvenu, kad sunkiai sekasi ir viskas. Nori ir mato, kad apsimetė visi jų šeimas turi jūs vienas. Nepykite, kad ikoniškai dainos yra anglų kalba. What should I do? I gotta move. Ilgi brendimo laikai jie aiškiai atpažįstami, o susideginimo aktas ir po to kilusios riaušės, žinoma, 4 dienos kokios ir po to aidai ilgai besitęsiantis. Tai man sunku būtų čia pasakyti pradžia tai ar pabaiga. Tam tikrų procesų tai yra pabaiga. Bet tų didžiųjų antisovietinių riaušių, kurios jau išjudino didesnę masę, tai buvo tik žiežirba. Bet kuriuo atveju, kaip istorikas, aš tikrai ne asmens likimą čia bandyčiau akcentuoti. Manau, kad iš ties tai yra žiežirba. Ir tikrasis herojus tai buvo ta karta ir tos kartos žmonės, kurie toje masėje, bevardžiai, nežinomi, šiandien sunkiai gal ir benorintis prisiminti, kurie tada nepabūgo pakelti galvas ir gal plytgali prieš okupantus, pasakykim tiesiai. Ir tas maištas, man atrodo, kad bet kuriuo atveju yra didžiausia antisovietinių demonstracijų akcija per visą Sovietų Sąjungos istoriją. Tai reikia šitą neužmiršti. Ir iš ties Kaunas tada, Lietuva tada buvo ne tik linksmiausiai dainuojantis sovietų konclagerio barakas, kaip buvo mėgstama sakyti, bet ir tam tikra laisvūnų meka.